Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teisės? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejonės. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Sandraugos Kitokia Lietuva pareiškimas. Dėl vasario 22 dienos mitingo Vilniuje Simono Daukanto aikštėje. Toks skelbimas yra paskelbtas Jungtinio demokratinio judėjimo internetinėme portale. Mūsų dėmesį patraukė skelbime pagarsintas įvairių visuomeninių organizacijų susitarimas, kad bus surengta visuomeninė pilietinė protesto akcija aikštėje prieš Lietuvos Respublikos prezidento rūmus. Kol kas dar tik sąlyginiu pavadinimu Išvykime neteisingumą iš Lietuvos. Iš paskelbtos medžiagos galima suprasti, kad mitingas yra susijęs su kilusiu skandalu dėl slaptos informacijos apie Snoro banką nutekinimą pernai lapkričio 14 dieną, kuri buvo panaudota Lietuvos ryto lapkričio 15 dienos straipsnėje įsakymas sutrypti lietuviškus bankus. Vasario mėnesio 22 dieną, trečiadienį 12 val. Visi į mitingą Vilniuje prie prezidentūros. Alvydas Medalinskas. Informuoju visus, kad šią gražią dieną subrendo įvairių Lietuvos visuomeninių organizacijų susitarimas kitą savaitę, trečiadienį vasario 22 dieną, 12 val. Surengti visuomeninę pilietinę protesto akciją aikštėje prieš Lietuvos Respublikos prezidento rūmus, kol kas dar sąlyginiu pavadinimu Išvykime neteisingumą iš Lietuvos. Antradienį švęsdami užgavėnes išvysime iš Lietuvos žiemą, kitą dieną pareikalaukime iš mūsų valdžios išvyti vieną kartą neteisingumą ir tuos, kas tai Lietuvoje įkūnija. Pareikalaukime gražinti dorus teisėsaugos pareigūnus, toliau dirbti jų prasmingo ir reikalingo darbo, kovojant su politinė, partinė korupcija, kontrabanda, neteisėtų praturtėjimu. Rytoj šiuo tikslu Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai Romualdas Ozolas, Bronius Genzelis ir aš, Alvydas Medalinskas, įteikėme pareiškimą Vilniaus savivaldybėje, kad tokį renginį organizuojame. Vargu ar gali kas nors nepritarti visoms priemonėms, kad būtų išvytas neteisingumas iš Lietuvos. Taip pat kas gali prieštarauti, kad būtų gražinti dori teisėsaugos pareigūnai. Bet kuo čia dabar dėti Lietuvos Respublikos prezidento rūmai? Galiausiai tenka pažymėti, kad gerbiamas Medalinskas tikrai geriau už bet ką žino, kur yra neteisingumo šaknis Lietuvoje, ką jis dažnai viešai ir skelbia. Na, o šiuo klausimu kalbėti apie signatarus gerbiamą Ozolą ir Genzelį iš viso būtų nekorektiška. Net tolimi nuo politikos žmonės supranta, kad realiai iš visų valdžių mažiausiai įtaką valstybės gyvenimui turi prezidento institucija, nes Lietuvos valdymo sistema yra parlamentinė respublika. Na, o priminti gerbiamam Medalinskui ir jo gerbiamiems kolegoms, kad prezidentės kadencija tik ką peržengė ekvatorių, tai yra praėjo vos tik 2,5 metų ir net tuose rūmuose yra neteisingumo šaknis, kaip sakoma, net liežuvis nesiverčia. Taip pat kaip aiškinti jiems, kur kreiptis, kad būtų gražinti dori teisėsaugos pareigūnai toliau dirbti. Šiuo klausimu Sandrauga Kitokia Lietuva vasario 17 dieną padarė pareiškimą, kuriame pateikė kai kuriuos viešus žiniasklaidos pranešimus, kaip pavyzdžiui. Ministras pirmininkas Andrius Kubilius kartoja, kad nėra gavęs jokios informacijos, kuri jam leistų abejoti ką tik atleisto finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus Vitalijaus Gailiaus galimybėmis dirbti su slapta informacija, nors vidaus reikalų ministras Gailių ir jo pavaduotoja Vytautą Giržadą atleido dėl to, kad esą gavo valstybės saugumo departamento siūlymą panaikinti abiejų pareigūnų teisę dirbti su įslaptinta informacija. VSD atstovas spaudai Vytautas Makauskas Delfi teigia, kad visa su FNTT susijusi informacija buvo perduota visiems valstybės vadovams, vadinasi ir premjerui Andriui Kubiliui. Tačiau jis atsisakė atskleisti, ar pateikta informacija susijusi su vienu ar abiem buvusiais FNTT pareigūnais. Delfi primena, kad Palaitis teigia įgavęs iš VSD pasiūlymą apriboti abiejų pareigūnų teisę dirbti su slapta informacija. Andrius Kubilius teigia negavęs informacijos apie Gailių, o apie Giržadą neužsimena. Savo ruožtu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas kreipėsi generalinę prokuratūrą, nusistebėdamas, kad iki šiol nepradėtas ikiteisminis tyrimas dėl įslaptintos informacijos susijusios su akcinė bendrovė Bankų Snoras atskleidimo. Komiteto pirmininko teigimu apie valstybės paslapties nutekinimą kalbama jau nuo 2011 lapkričio mėnesio, kai buvo paviešinta slapta informacija dėl Snoro nacionalizavimo.
Vyksta šią informaciją disponavusių valstybės pareigūnų tikrinimai poligrafu, priimami sprendimai dėl leidimų dirbti su įslaptinta informacija panaikinimo, tačiau generalinė prokuratūra iki teisminio tyrimo dėl valstybės paslapties atskleidimo nepradėjusi. Yra nusikalstamas faktas, apaugęs visokiausiomis versijomis ir gandais, bet nėra būtinų prokuratūros veiksmų, todėl ir paprašiau atitinkamų atsakymų iš prokurorų. Čia mes pateikime tik kelis viešai paskelbtus pranešimus, bet jau iš jų matome, kad pagrindinės valstybės institucijos, tiek vyriausybė, tiek Seimas šioje snoro istorijoje atrodo apgailėtinai. Juo labiau, jei prisimintume, kaip Seimas daugiau nei 5 valandas kovėsi dėl to, kokių klausimų neįtraukti, o kokius įtraukti į Seimo komisijos snoro veiklai tirti reglamentą. Na, o vasario 20 dieną, kai kurių Seimo narių pareiškimai, kad reikia sudaryti laikiną Seimo komisiją galimam informacijos nutekinimo faktų išaiškinti, kaip jau yra viena tokia komisija, neatlaiko jokios kritikos. Sandrauga Kitokia Lietuva visus šiuos politinius žaidimus vertina kaip bandymus nuslėpti padarytą nusikaltimą prieš valstybę, nes tik taip gali būti vertinamas slaptos informacijos išdavimas galimiems kriminaliniams nusikaltėliams. Savo minėtame vasario 17 dienos pareiškime Sandrauga Kitokia Lietuva apie tai nurodė sekančiai. Kaip pabrėžiama, lapkričio 15 dieną straipsnėje Lietuvos rytui iš patikimų šaltinių pavyko sužinoti, kad generalinė prokuratūra šią slaptą informaciją patikėjo įvykdyti FNTT pareigūnams. Suprantama, kad jeigu tokia slapta operacija ir buvo paruošta, tai ji neįvyko, nes informacija apie tai buvo, kaip dabar sakoma, nutekinta to taip vadinamo patikimo šaltinio. Tenka pažymėti, kad jeigu vadinti tai, kas įvyko tikrais vardais, tai buvo išduota valstybinė paslaptis ir įvykdytas sunkus nusikaltimas. Slapta informacija paprasčiausiai buvo išduota kriminaliniams nusikaltėliams, reikia manyti ne iš pagarbos jiems, juo labiau ne veltui. Sandrauga Kitokia Lietuva atsakingai pareiškia, kad Lietuvoje yra visos institucijos su visais įgaliojimais, kurios gali ir privalo operatyviai išaiškinti susidariusią situaciją ir imtis visų reikalingų priemonių, kad bet kokia slapta informacija ir liktų slapta, o ne patikimų šaltinių būtų dovanojama tiems, kuriuos jį liečia. Kokios tai institucijos geriau už bet ką žino vienas iš mitingo organizatorių, gerbiamas Genzelis. Tai akivaizdžiai patvirtina vien tik trumpa jo visuomeninės ir politinės veiklos vieša apžvalga. Visuomeninė ir politinė veikla. Nuo 1958 iki 90 SSKP narys. Nuo 1989 iki 90 Lietuvos komunistų partijos CK biuro narys. 1989 kovo mėnesį išrinktas SSRS liaudės deputatų Kretingos nacionalinėje teritorinėje rinkiminėje apygardoje. Nuo 1989 iki 90 SSRS aukščiausios tarybos narys. Nuo 1988 iki 90 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, sąjūdžio Seimo tarybos narys. Nuo 1990 Lietuvos demokratinės darbo partijos tarybos prezidiumo narys, kovo 11 akto signataras. Nuo 1990 iki 92 Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo deputatas, dirbo švietimo, mokslo ir kultūros bei Lietuvos konstitucijos rengimo komisijose. Nuo 1992 iki 96 Lietuvos Respublikos Seimo narys, švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas. Nuo 1996 iki 2008 Lietuvos socialdemokratų partijos narys, 1999 tarybos narys, nesėkmingai kandidatavo 1996 ir 2008 metais Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. Tad štai, reaguodamas į minimus įvykius, gerbiamas Genzelis vasario 20 dieną dienraštyje Lietuvos žinios straipsnėje Kas valdo Lietuvą paskelbė. Atrodytų keistokas klausimas. Deja, šių dienų Lietuvoje toks klausimas kyla, ypač pastaraisiais metais. Teisėtvarka bejėgė, jeigu kuris nors pareigūnas pamėgina praskleisti šydą, tuoj pat netenka galvos, o savivaliauti, engti normalu. Kaip parodė šių dienų įvykiai, nors prezidentė garsiai kalba apie kovos su korupcija būtinumą, gyvenime ji elgėsi priešingai. Priminame, kad dar 2011 sausio 3 dieną prezidentė viešai pareiškė, tampame oligarchų ir nusikalstamo pasaulio valdoma valstybė. Suprantama, kad iš karto po šio pareiškimo prasidėjo įvairiapusis puolimas prieš prezidentę, mat buvo pasakyta tiesa, kad ir kokia skaudybė būtų.
Mes neturime informacijos, ką šiuo klausimu pareiškia gerbiamas Genzelis, tačiau Sandrauga Kitokia Lietuva nedelsiant paskelbė viešą pareiškimą, kuriame davė atkirtį vienam iš aršiausiai pasisakiusių gerbiamam Sakalui ir pateikė jam visą eilę konkrečių dokumentais pagristų korupcijos faktų. Jokio atsakymo nesulaukėme. Negalime tylėti ir šiuo atveju, kai gerbiamas Genzelis rašo. Pasiekėme ribą, prie kurios turi įvykti lūžis, kitaip turėsime pripažinti, kad Lietuva ne valstybė, o įvairių gaujų valdomas kraštas. Pareigūnai atleidžiami pagal mistinę VSD pažymą, o saugumiečiai viešai sako, kad tokių išvadų neteikė. Respublikos Seimo pirmininkė viešai pareiškė, kad ji jokios kompromituojančios medžiagos apie FNTT vadovus negavo. Taip teigia ir kiti Seimo vadovai. Ministras pirmininkas sako, kad pasitikė FNTT vadovais ir kad jie gerai dirbo. Tai pastebėjo ir visuomenė, bet jie neįtiko Palaičiui. Šis nepateikė jokio argumento, kodėl juos atleido. Dangstomasi valstybės paslaptimi. Logiškai mąstant, atsakymas gali būti vienas – aptikti tamsus Palaičio ar jo sėbrų darbeliai. Respublikos prezidentė kalba apie kovos su korupcija būtinumą, bet kai iškyla reikalas, pati atsiduria įtariamų asmenų pusėje, stabdo tolesnius tyrimus, pažeidinėja Lietuvos konstituciją. Kodėl? Įtikinamo atsakymo neturiu, tik akivaizdus pats faktas. Prezidentė naudojasi šiuo Seimo bejėgiškumu. Sandrauga Kitokia Lietuva pareiškia, kad visų pirma, prie Seimo bejėgiškumo asmeniškai prisidėjo pats gerbiamas Genzelis, kuris net 6 metus buvo Seimo narys. Kalbėti apie gerbiamo Genzelio logiką, kai jis pats asmeniškai nustato įtarimus asmenis, nematome reikalo. Likite sėkmingas gerbiamas Genzelis už šią savo logiką. Tačiau mes negalime tylėti, kai kviečiami į mitingą žmonės, kuriems galimai bus brukama tokia logika, nes tai yra nekas kita, kaip bandymas manipuliuoti žmonėmis siekiant tam tikrų tikslų. Vienas iš jų gali būti siekimas nuslėpti tikrą padėtį susijusią su galimais nusikaltimais padarytais Lietuvos valstybei ir jo žmonėms banko Snoras istorijoje. Sandrauga Kitokia Lietuva pareiškia, kad protesto akcija prieš Lietuvos prezidento rūmus, kaip ją pavadino mitingo organizatoriai, ir yra bandymas suklaidinti žmonės. Apgailestaujame, bet kol kas, jei pažvelgsime į valstybės valdžios institucijas, tai tik iš Lietuvos prezidento rūmų, kaip tik ir matoma daugiausia pastangų išvyti neteisingumą iš Lietuvos. Sandrauga Kitokia Lietuva pareiškia, kad kovojo ir kovos prieš neteisingumą ir jeigu tai bus sakoma numatytoje protesto akcijoje, tai tokia iniciatyva yra sveikintina ir reikalaujanti visokiojopo pritarimo.